Labas vakaras, sveikiname su 5-uoju tarpbankiniu tinklinio turnyru. Su Robertu mes labai džiaugiamės, kad susirinko 10 komandų ir šiandien bandysim traukti burtus. Trumpai apie burtų traukimo procedūrą, nieko naujo šį kartą. Visų komandų lapukai štai čia, traukiame vieną lapuką, viena komanda eina į A pogrupį, kita komanda eina į B pogrupį ir taip gražiai susidėliojame. Galim pradėti? Galim pradėti. Taigi, pirma komanda A pogrupėje. A pogrupėje pirma komanda, parodysim, yra Swedbank 1. Swedbank 1. Taigi, antra komanda. B pogrupio pirma komanda. Swedbank 2. Swedbank 2. A pogrupis antroji komanda. SEB. SEB. Analogiškai B pogrupyje, antra komanda. Citadelė. Citadelė. Trečioji komanda A pogrupyje. Šiaulių bankas. Šiaulių bankas. Tretieji B pogrupyje yra Barclays. A pogrupyje ketvirtoji komanda DNB. DNB. Iš paskutinė komanda B pogrupyje Euras LT. Euras LT arba Lietuvos bankas. Taigi, paskutinė komanda A pogrupyje. Danske. Danske. Ir liko paskutinė komanda B pogrupėje, tai yra Western Union. Western Union. Taigi tiek burtų, tvarkaraščiai neužilgo ir susimatysim šeštadienį. Iki. Iki.